Sveiki visi sugrįžę į dar vieną Amber kripto pamoką. Turime šiandien labai įdomią edukacinę pamoką, kur jūs išmoksite, kaip dienos prekyboje su vienu paprastu indikatoriumi, netgi ir pradedantiesiems, užsidirbti 100 ar 200 eurų per dieną, prekiaujant su paprasta strategija ir paprastu indikatoriumi. Taigi šioje pamokoje greitai viską pristatysiu, parodysiu, ko jums reikės, jeigu norite pradėti tą daryti, po to dar suteiksiu resursų mokytis toliau. Taigi, jeigu norite sužinoti, kaip dienos prekyboje, kriptovaliutų dienos prekyboje galima užsidirbti 100 ar 200 eurų su gana paprasta, nesudėtinga strategija, pasilikite, peržiūrėkite šį video nuo pradžios iki galo, ši edukacija jums bus tikrai labai naudinga. Taigi pradėkime nuo pačios pradžios, nuo teorijos, po to pereisime prie grafikų, dabar kokį indikatorių mes naudosime ir kokių platformų jums reikės. Taigi vėlgi, tai indikatorius vadinasi BB, tai yra Bollinger Bands. Tai Bollinger Bands tai yra indikatorius iš esmės, kuris parodo range, kainos, kitaip jeigu lietuviškai, tai turbūt kainos rėžius. Kai kaina eina į, tarkime, eina į viršų arba eina į šoną, arba tiesiog, tarkime, eina į šoną, kaina nekyla nei į viršų, nei į apačią, bet eina į šoną. Tai aplink kainą atsiranda vidutiniai rėžiai, tai reiškia vidutinių judėjimų kainos rėžiai. Ir labai paprastai, pavyzdžiui, kaip ir matosi šitame pavyzdyje, šis indikatorius yra sudarytas iš apatinių rėžių, tai angliškai vadinasi lower band, iš viršutinių rėžių, tai yra upper band, ir iš paprastos Simple Moving Average. Tai irgi, kas nežinote, tai Simple Moving Average yra toks indikatorius, kuris parodo kainos vidurkį kaip liniją. Tai yra tiesiog realiai kainos vidurkis ir aplink jį yra rėžiai. Ir pasižiūrėkite, kaip kaina visada paiso šių rėžių. Tai reiškia, kad kaina, kai ji nueina, tarkime, iki viršutinio rėžiaus, tada ji apsisuka į apačią, kai kaina nueina iki apatinio rėžio, ji dažniausiai apsisuka į viršų, tada į apačią ir taip toliau. Taigi, kaip reikia prekiauti su šiuo indikatoriumi, taigi, pavyzdžiui, kaip čia yra pavyzdys, kai kaina išeina jau virš, tai yra normaliai virš, tarkime, viršutinių rėžių, tai reiškia, kad jau ji ji labai jau nutolo nuo savo tokių standartinių rėžių, standartinių judėjimų, ir tai reiškia, kad bus apsisukimas atgal ir jums yra gera proga parduoti ir užsidirbti. Tas pats ir yra apačioje. Kai kaina jau per daug nuvažiavo į apačią nuo savo vidurkio žemiau apatinių rėžių, tada yra gera proga pirkti ir užsidirbti iš to pinigų. Dabar jeigu esate pradedantysis, ko jums reikės TradingView platformos, tai yra šiuo metu pažangiausia rinkoje prekybos analizės platforma. Tai irgi, jeigu norite sužinoti, kaip naudotis TradingView, kas yra dienos prekyba, kaip užsidirbti mano istoriją, tai apačioj linke turime nemokamą pamoką, tai reiškia, tiesiog prisiregistruojat ir peržiūrit nemokamą pamoką ir išmoksite naudotis TradingView ir taip toliau. Ir jeigu esate pažengęs arba irgi pradedantysis, jums reikės Bybit platformos, tai yra Bybit prekybos brokeris. Ir irgi apačioje rasite linką ir su tuo linku užsiregistravę į Bybit, į prekybos brokerį, gausite, kai darysite depozitus, kadangi tai yra mūsų asmeninis linkas, jūs gausite dar depozito bonusus, tai yra tiesiog nemokamus pinigus ir jų gausite iki 30 000. Tai reiškia, pasieksite tam tikrus lygius, pasidarysite depozitą, su kuriuo prekiausite ir po to dar gausite papildomų nemokamų pinigų, kuriuos galėsite investuoti arba su jais prekiauti. Tai yra tiesiog depozito bonusai, kadangi tai yra mūsų asmeninis linkas, tai irgi galite susikurti akauntą. Tai dabar judame prie savo grafikų ir pasižiūrim, kaip atrodo šis Bollinger Bands indikatorius, kur jį rasti ir kaip naudoti. Gerai, tai dabar atsidarėme savo grafikus, tai čia yra mano watchlistas ir dabar esame ties Ethereumu ir dabar parodysiu, kaip atrodo tas indikatorius per TradingView platformą, kaip jo naudotis, kaip galima su juo praktikuotis ir panašiai. Tai irgi, kaip ir minėjau, čia yra TradingView platforma, jie naudotis nėra visiškai sudėtinga. Tai irgi, jeigu norite prisidėti, pavyzdžiui, tarkime, Ethereum ar kažką, paspauskite šį pliusą ir nueikite, tarkime, parašykite ETH USDT, tai pavyzdžiui, Ethereumas prieš USDT ir paspauskite pliusą ir viskas, turėsite štai tokį grafiką. Tai nueikite į Indicators ir parašykite Bollinger Bands. Tai Bollinger Bands paprastai, ne Strategy, ne Directed ir panašiai, tiesiog Bollinger Bands. Ir viskas, daugiau nieko keisti nereikia, viskas iš karto taip ir bus. Ir štai, matome, ką aš rodžiau jums tenais, matome šiuos aplinkinius rėžius, aplinkui kainą iš viršaus, iš apačios ir per vidurį. Ir dabar irgi dar trumpa teorija, tai kada naudoti geriausia šį indikatorių. Tai šį indikatorių geriausia naudoti, kai kaina eina į šoną. Tiesiog, pavyzdžiui, kaip čia, matote, kaina tiesiog eina į šoną.
mes žiūrime į ekraną ir mes matome, kad kaina juda į šoną. Tai nei viršų, nei apačią, kaip čianais. Pavyzdžiui, čianais jau kaina juda į šoną, tai čia jau reiktų vengti naudoti indikatorių. Nors irgi parodysiu, kaip tą daryti, jums irgi suteiks neblogos informacijos, bet pradžiai fokusuokimės, kai kaina eina į šoną. Tai dabar kaip reikia daryti, jeigu, pavyzdžiui, pirmas dalykas, jeigu, tarkime, kaina eina į apačią. Jeigu kaina eina į apačią, tada jūs fokusuokitės į pardavimus, nes jūs taikotės įeiti į trendą ir fokusuokitės atidaryti pardavimus ties viršutiniais rėžiais. Reiškia ne pirkimus ties apatiniais rėžiais, nes sunku bus pagauti, kada bus apačia, bet ties viršutinių rėžių. Tai kaip tai maždaug atrodytų, tai irgi, tai pirmiausia, kaip ir minėjau, svarbiausia identifikuoti kryptį. Kokia yra kryptis. Ir mes, pavyzdžiui, matome, štai čia, aš atsuksiu kainą iki čia, aišku, mes jau žinome dabar, koks bus rezultatas, bet kokia yra esmė, kaip viskas atrodo. Tai pirmas dalykas, tai mes jau identifikuojame, kad kaina juda į apačią. Tai čia pirmasis dalykas. Mes matome, kad kaina, tiesiog paprastai žiūrime į ekraną, matome, kad kaina eina iš viršaus į apačią, iš kairės į dešinę, į apačią. Tai viskas, kaina juda į apačią. Mes turime šį indikatorių. Ką mes darome, tai irgi dar svarbu prekiauti. Aš prekiauju ties 4 valandomis, tai rekomenduoju išnaudoti indikatorių irgi ties 4 valandomis. Dabar pasidarome greitesnę kainą ir tiesiog paleidžiame kainą ir žiūrime, kas bus. Bam, sugrįžome prie savo rėžių, tai irgi šiek tiek per toli nuvažiavom. Tai ką mes dabar darysim? Mes atsidarysim pirkimo poziciją. Ir atsidarę pirkimo poziciją štai taip, viskas labai paprasta. Paprasčiau nebūna, mes esame ties viršutiniais rėžiais, atidarome pirkimo poziciją ir pasileidžiame kainą, pažiūrime, kas bus, ją laikome ir bam, tiesiai į mūsų take profitą. Tai paprasčiau nebūna, tikrai viskas labai paprasta strategija, kai kaina juda į apačią. Gerai, dabar vėl trumpam išeinam iš šio įrankio, tai irgi trading jums leidžiu atsisukti kainą, kas yra labai patogu, nes tiesiog galite praktikuotis paprasčiausiai. Tai irgi dabar kaip atrodytų irgi, kad ir bet kokioj situacijai, kokioj mes esame, reikia pasižiūrėti, kada kaina eina į apačią. Tai vėlgi, jeigu mes atsidurtume štai tokioje situacijoje, vėlgi atsisukam kainą. Gerai, matome, čia buvo judėjimai į šoną ir dabar mes jau matome, kad prasidėjo kainos judėjimas į apačią, nes prieš tai praeitos kainos žemumos buvo štai čia yra toks irgi kaip supporto resistance lygis, tai irgi labai gerai veikia šis indikatorius ties supporto resistance lygis, apie ką mes dar aptarsime, bet dabar aptarėme, kai kaina juda į viršų arba į apačią, tai yra kryptimi. Tai dabar matome, kad kryptis yra pralaužta, kaina juda į apačią. Tai ką mes darome? Mes laukiame nieko, šiaip dabar tokioje situacijoje nieko nedarom, tikrai neskubam priimti jokių sprendimų ir bam, palaukime ir štai, kai kaina pasiekia mūsų viršutinį resistance, mūsų rėžius ir galbūt dar kažkoks yra resistance lygis kaip dabar, štai čia mes tada atidarome pardavimo poziciją. Ir jau matėte, koks bus rezultatas, pasileidžiame, jeigu norite užsidirbti, tai visada bandykite kažkur bent jau užgaudyti 1:3 risk reward ratio ir rizikuoti apie 30 eurų ir kai paleisite kainą ir jūsų pozicija hitins jūsų take profitą, jūs užsidirbsite 100 eurų, taigi tikrai labai paprasta strategija. Ta patį galima daryti ir kai kaina eina į viršų, tai dabar nežiūrėsime krypties, kur kaina ėjo į viršų, bet viskas labai paprasta, įsivaizduokite, kaina eina iš apačios į viršų, paprasčiau nebūna, tiesiog bam, judėjimas kažkoks, galbūt čia buvo kažkiek konsolidacija, kažkokia vyksta, kaina dažniausiai nebūna labai paprasta, kaip iš vadovėlio ir bam, matome, kad vėlgi čia buvo kažkoks resistance lygis, ir kad kaina jau pasižymime teorinį, tokį hipotetinį resistance lygį, kad kaina jau pralaužė tą resistance lygį ir jie vėl judės į apačią. Tada atsiranda Bollinger Bands indikatorius, kuris irgi, kaip čia man geriau pasižymėti, galbūt su šitų įrankiu, tie rėžiai, kurie atrodytų maždaug štai taip, iš viršaus ir tada iš apačios tie rėžiai. Tai ką mes dabar darytume? Mes dabar ką darytume, tai lauktume, kada kaina nueis į viršų ir grįž prie šių rėžių ir tada bam, mes žinome, kad kryptis į viršų, ir žinome, kad dabar yra gera vieta atidaryti longą, dar galbūt yra kažkoks supporto lygis, atidarome longą ir bam, kaina nueina į mūsų take profitą. Taigi lygiai tas pats, kaip pardavinėjame, perkame ties apatiniais rėžiais, o kai kaina eina į viršų, perkame ties apatiniais rėžiais. Tai irgi galime pasižiūrėti trumpai, kur čia buvo ties pardavimais. Pavyzdžiui, štai čia kaina judėjo į viršų, bam, pasiekė apatinį rėžį, atidarot poziciją, bam, užsidirbat pinigų.
Labai viskas paprasta, paprasčiau nebūna. Ir trečiasis būdas, tai yra paskutinis būdas, tai atidarinėti, kai kaina eina į šoną. Irgi, tai čia yra lengviausias būdas, čia yra daugiausiai progų atidaryti shortus ir longus, tiesiog daugiausiai progų. Tai irgi, pasižiūrite, kaina eina į šoną, bam, tikrai viskas labai paprasta, irgi atsisukam šiek tiek kainą, tarkim, iki čia. Gerai, tai dabar pasižiūrime. Pasižymime supporto ir resistance lygius. Va, viskas labai paprasta. Supporto lygis ir pasižymime resistance lygį. Bam, resistance lygis. Viskas. Paprasčiau nebūna. Kaina eina į šoną, supportas, resistance lygis. Laukiam, kol kaina pasieks arba viršų arba apačią ir paleidžiam kainą ir pažiūrim, kas bus. Bam. Viršutiniai rėžiai, tai čia irgi yra dar vienas resistance lygis, kuris yra šiek tiek žemiau. Tai dabar kokia yra situacija? Jeigu kaina eitų ir rėžiai būtų kažkur, matote, kad tie rėžiai keičiasi. Pavyzdžiui, čia rėžiai yra ties supporto lygiu. Tai aš dažniausiai atidarinėčiau poziciją, kai esame ties supporto lygiu, nes čia matome, kad jis yra ties kitų resistance. Bet jeigu jūs pasižymėte štai čia resistance lygį, tai tada šie rėžiai, jūs vadovautumėtės tik šiais rėžiais. Aš ką daryčiau, aš netidaryčiau pozicijų. Ir dabar bam, mes jau pasiekėm iš apačios šitą, mes jau matome, kad mes esame ties supporto lygiu ir čia jau drąsiai galime atidaryti kažkokią poziciją ir iki viršutinio resistance arba iki viršutinių rėžių. Tai pozicija tikrai nebus didelė, kadangi kaina eina į šoną ir matome, kad pats kanalas yra gana siauras, bet toks yra principas. Apačioje susikerta supportas ir susikerta apatiniai rėžiai, paleidžiame bam, į mūsų take profitą nuėjom, vėlgi, tada vėl grįžo ta pati proga, vėl galime atidaryti supportą ir taip daryti, kol jau nebepavyks, kol kaina išeis iš šio lygio ir dabar bam, jau kaina juda, matome, kad jau nieko įdomaus nevyksta, galime užsidaryti poziciją arba ją laikyti iki galo ir bam, vėl dar vienas take profitas ir matome, mes tiesiog hitinam mūsų take profitus. Čia aš galbūt ir prie šių rėžių būtų gerai daryti selus, pardavimus, bet aš to nedarau, nes čia nėra dar mūsų resistance lygis, o čia jau yra ir rėžiai, ir supportas. Taigi, tikiuosi matote šio indikatoriaus galę, viskas yra labai paprasta ir labai naudinga. Tai kaip ir minėjau, jeigu norite mokytis dar toliau, suprasti rinką dar labiau, analizuoti profesionaliai, išmokti, kaip prekiauti, kaip užsidirbti, kaip gauti labai gerų rezultatų rinkoje, tai kviečiu pasižiūrėti mūsų mokymus, tai yra pažangiausi Lietuvoje techninės analizės kriptovaliutinės prekybos mokymai, taigi pasižiūrėkite ir ten yra visa informacija ir tiek, taigi spausti subscribe šiam kanalui, daug apžvalgų, daug nemokamos edukacijos dar laukia, spausti subscribe ir susitiksime kituose video.